Na, o dabar esame Kaune, atvykome pas lanksčių pakuočių ir etikečių gamintoją Auriką į svečius. Aš girdėjau, kad pakuotės gali būti augalinės kilmės ir kompostuojamos, o pavyzdžiui, etiketės gali būti pagamintos iš vynuogių ar obuolių likučių, ar netgi žolės. Tai keliaujam viską išsiaiškinti kartu. Lipnių etikečių ir lanksčių pakuočių gamintojai Aurika nuolat ieško tvarių ir draugiškesnių žaliavų savo gaminiams. Čia gaminamos perdirbtos augalinės kilmės bei kompostuojamos pakuotės. Aš jau girdėjau, kad pas jūs čia yra labai daug įdomybių, ką galima pamatyti. Net ekskursijos vaikams yra organizuojamos. Tai ką jūs veikiat, ką jūs darot? Mes spausdinam lipnias etiketes ir lanksčią pakuotę. Tai lanksčių pakuočių mūsų didžioji dalis klientų, tai yra maisto pramonė, gyvūnų maistas, netgi turim kosmetikos klientų. Jeigu įsivaizduojate, tai lanksti pakuotė yra ta, kurią galime minkštai, sakykime, pajausti ar ne, pačiupinėti. Ji yra pristatoma į mūsų kliento gamybą rulone ir jau kliento pakavimo linija formuoja galutinį pakelį. Tai mūsų lanksti pakuotė yra priešpriešė standžiai pakuotė, kur yra kieti plastikai, tūtos, stiklo buteliai, plastiko buteliai ir panašiai. O dabar pasiaiškinom, taigi, kuo skiriasi tos lanksčios pakuotės. Mindaugai, kiek čia visko skirtingo mes turim? Man iš pažiūros užmetus akį atrodo, kad, kaip ir viskas panašu labai. Iš pažiūros taip iš pirmo žvilgsnio, tačiau ne visai. Sakykime, šitos dvi pakuotės skiriasi jų žaliava visai ir matosi vizualiai. Čia pilkesnė, čia baltesnė. Taip. Iš produkto apsaugos pusės jos tikrai nieko nesiskiria, tačiau skirtumas matosi tada, kai reikia su jomis dirbti gamybos linijoje ir tai pastebime pas savo klientus, pas maisto pakuotojus. Su viena pakuotė dirba lengviau, su kita ne taip lengvai. Viena atrodo minkštesnė, kita gal standesnė. Taip, kita atrodo galbūt kažkiek standesnė, priklausomai nuo to, ko klientas nori savo produktui. Tai jau čia kokį minkštą gaminį galima labiau dėti? Čia tvirtesnį. Taip, bet pagal formą jau turbūt matosi, kad vienam pakuojamos dešros. 100%. Tikrai taip. O čia sumuštiniai kokie nors, ne? Gali būti sumuštiniai, šitam pakuojamos dešrelės. Parduotuvėse turbūt teko matyti faršo pakuotės dabar neseniai atsiradusias. Tai lygiai tokiai pačioj pakuotėje jos yra pakuojamos. Na, o dabar inspektorė Elena keliauja apžiūrėti, kaipgi atrodo lipnių etikečių bei lanksčių pakuočių gamybos procesas. Gali atrodyti, kad atvykom į ligoninę, bet žinokit, tikrai nesame lanksčių pakuočių gamyboje ir netekau aš čia savo žiedų, papuošalų, auskarų, laikrodžių, telefonų, viską reikėjo nusimti ir šiaip labai rimtai reikia apsirengti. Ką tik apžiūrėjau visą lanksčių pakuočių gamybos procesą nuo A iki Ž ir žinokit, čia taip greitai viskas vyksta, jūs galite pamatyti net už mano nugaros. Va taip greitai sukasi ne metrai, o net kilometrai. Apie pakuotės visko prikalbėjom, o ką reikėtų žinoti apie etiketes, iš ko jos gali būti perdirbamos? O šiais laikais etikečių žaliava gali virsti, nesakysiu bet kas, bet labai daug kas. Kaip pavyzdys, vyno pramonės gamybos atliekos, vynuogių atliekos yra naudojamos popieriaus lipniom etiketėm gamybai. Kasybos atliekos, marmuro dulkės gali būti surenkamos ir naudojamos gaminti žaliavą etiketėms, kuri yra labai panaši į popierių, iš tikrųjų turi labai savitą faktūrą. Sulčių pramonės atliekos, obuolių atliekos yra taip pat naudojamos. Irgi turbūt išspaudos kokie nors likučiai, žievelės. Taip yra panaudojami gaminti žaliavas būtent lipnioms etiketėms. Jeigu neklystu, patikslinkit, mano rankose yra netgi etiketė. Lipdukas toks, kuris pagamintas ir iš žolės. Taip, jūs teisi. Rankose laikote etiketę, popierius yra pagamintas iš žolės. Ne mažiau 50% etiketės žaliavos būtent sudaro žalia masė.
Ir ji būtent įgavo populiarumą maisto, gėrimų, kosmetikos pramonėje, šiuo atveju turim dezodoranto etiketę, būtent dėl ypatingai aukštų tvarumo parametrų. Tai etiketė pati yra perdirbama kaip popierius, ji nesukuria kažkokios dirbtinos taršos ir plus turi ypatingai greitai atsinaujinantį resursą, ar ne, žolė, tai ne medis. Tai čia tobula. Taip, žinom, ką reiškia užauginti medį ir žinom, ką reiškia užauginti žolę. Nespėjai šienauti, nespėjai pjauti. Taip, tai šitas sprendimas iš tikrųjų vakarų Europoje labai skinasi kelią, džiaugiamės, kad galim jį pasiūlyti irgi savo klientam. Lina, aš turiu Jums klausimą. Tai tas plastikas, didelis blogis ar vis dėlto ne? Iš tikrųjų, jeigu paieškotume duomenų, nesikliautume vien tikėjimu, tai rastume jau ne vieną studiją įrodančią, kad plastikas vis tik nėra blogis. Daugelis įmonių apskritai neturi pasirinkimo, jie gali naudoti tik plastiką tam, kad saugotų savo gaminius nuo mechaninio pažeidimo, saugojimo metu, transportavimo metu, kad galėtų būti konkurencingi kaina, ar ne, kai kiti pakuotės tipai galėtų tą kainą gerokai iškelti ir už tai mokėtų vartotojas. Labai daug priklauso, ar plastikas blogis ar ne, kaip mes jį surenkam ir perdirbam. Vis tik, jeigu pakuotė yra vienalytė ir mes ją galime perdirbti kartais daugiau negu vieną kartą, tai anglies pėdsako skaičiavimai rodo, kad plastikas gali generuoti mažesnės CO2 ekvivalento emisijas negu popieriaus, ypač naudojimo vieną kartą.